Taigi sveiki mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Šiandien tai nebus apžvalga sekmadieninė, tiesiog bus truputėlį vėl kitas formatas. Šiandien galiu pasakyti tvirtai, kad tai yra tiesiog paėmėm būtent eurą USD. Ta tokia čia garsiai apie tą porą buvo labai daug kalbama ir paskutinis mano momentas, efektas, kurį aš išgirdau, tai buvo antradienį Admiral Markets po renginio, po jų renginio, iš tikrųjų aplinkui, kas mane stovėjo. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės girdėjau tik tais diskusijas, tik tais apie eurą USD ir apie palūkanų normą, kad jeigu palūkanas didins, atsiprašau, tai doleris žiauriai gerai stiprės ir čia bus fantastika. Ir šortus visus išmes. Ir tai galutinai mane privertė vėlgi tą porą panalizuoti. Ir šį kartą aš parodysiu iš tikrųjų, kaip mes kiekvieną kartą analizuojam bet kokią porą, kaip mes remiamės, kuo mes deklaruojame ir kodėl mes įėdinėjom, tarkim, į vienas arba kitas pozicijas. Tai pradėkim nuo to, iš tikrųjų, kad euras USD pas mus yra sandoris. Jo, tai yra pirmas sandoris po labai ilgo laiko, vienas yra sandoris kažkur darytas šitoj vietoje long buvo. Ir mes jį turėjom labai ten trumpą 80 berods punktų, išėjom ir viskas. Ir per 2 metus realiai neturėjom nei vieno sandorio su eurų USD. Dabar tokia momentas išaušo, kada iš tikrųjų mes turim tą sandorį ir jisai yra, matot, būtent šičia. Dabar tai aš pradėsiu nuo pačios pradžios. Kodėl mes atidarėm šičia, kodėl būtent pending orderis buvo šitoj vietoj. Taigi aš pradėsiu nuo pat pradžių. Prieš porą savaičių jau kalbėjau apie tai, jog pradėjau dairytis aš į pardavėjus ir matau, kad pardavėjai pakankamai stipriai dominuoja. Pirmas toksai labai neblogas buvo rezultatas iš tikrųjų pamatyti šitą situaciją. Kas tai yra? Tai yra 2 pardavėjai, aš vadinsiu tai 2 pardavėjai, gerai, 2 pardavėjai, pakankamai tokie vidutiniški pardavėjai, atsiprašau, pirkėjai buvo įspausti į šitą visą rėmą, tai į šitą rėmą ir į šitą rėmą, ne? Tai tarp šitos, tai čia realiai spyglys yra svarbesnis, tai šitoje situacijoje tai tarp šitos ir tarp šitos kainos, iš tikrųjų jie buvo nerealiai įspausti ir jie sėdėjo dėžėje, ne? Užsidarė šitą savaitę. Šitoje savaitėje buvo neįmanoma kažkur tai prekiauti į šitą pusę, tai buvo be šansų, nes tiesiog buvo matoma, kad uždengti tie pirkėjai yra. Negana to, kad čia apskritai viskas yra viduj, inside, aš paskui apie tai pakalbėsiu, bet tarkim paskutinėjim savaitėm situacija tokia. Šita savaitė vėlgi rodė ką, kad ir toliau dominuoja tie patys pardavėjai, kurie pradėjo pardavinėti čia. Jie ir toliau meta savo pinigus. Kaip aš sakau, ne, čia jie jų įmetė, čia jie išėjo parūkyti, kol jie parūkė, čia kažkas bandė kažką padaryti ir jie parūkė, vėl grįžo ir vėl važiuoja toliau į apačią. Vėl toliau jie meta savo pinigus, vėl viskas vyksta taip pat, niekas nesikeičia. Tada čia šioks toks neapsisprendimas, nes natūralu, nes laukia palūkanų normos, čia visokiausios naujienos, visai kitas dalykas. Dabar ateina pirkėjai šitoj vietoj. Čia, kur tų buvo ginčių daugiausiai, čia daug kas man rašė, sakė, čia lygis, va čia, žiūrėkit, va čia, va tas, ne va tai lygis, atšaukimas, čia nuo atšaukimų reikia pirkti, nu čia tos tokios nesąmonės, aš jas nesigilinsiu. Ir matom, kad šituos pirkėjus lygiai taip pat įspaudė į kampą ir įspaudė būtent su tokia žvake. Šita žvakė užsidarė po pirkėjų, užsidarė neigiamą. Jos uždarimas buvo 45 ar 50 punktų mažesnis ir žemesnis negu prieš tai pardavėjai, negu prieš tai pirkėjai atsidarė. O pirkėjai šičia atsidarė, jeigu matėte, iš tikrųjų su šiokiu tokiu gepu, reiškia, jie pareikalavo. Aš taip interpretuoju, gerai, ten kitai viskas aišku vyko, bet aš tiesiog pareikalavo aukštesnės kainos, jie čia supykę buvo, ane, ir iš to vieto jie atsidarė čia, užsidarė čia ir juos iš tikrųjų išmėtė iš tikrųjų tobulai. Dabar ties kas nutinka, kai aš matau tokią situaciją, šitokia va kaip šita, aš matau, kad šitie pirkėjai yra uždaryti visiškai, suspausti tarp pardavėjų. Aš iš tikrųjų suprantu, kad šita žvakė iš price actionų reiškia ką? Kainos tęstinumą. Tai yra kainos judėjimo tęstinumą. Greičiausiai, jeigu paimsit 100 situacijų, tai po tokios situacijos dažniausiai bus tęstinumas. Ne po šito žvakės. Ne po tokio žvakės, nesumaišykit, nes vadovėliuose dažniausiai rašo tokią žvakę ir sako, va, pimbaras, arba tenais kūjis, arba dar kažkas. Aš kalbu, kad po tokios situacijos, kokia dabar yra, dažniausiai bus tęstinumas.
Tai jeigu aš turiu testinumą, tai aš ir praeitą savaitę sekmadienį atsiprašau ant visų, kas tenais galbūt įsižaidėt, aš tiesiog toksai esu emocionalus žmogus ir gal tenais per garsiai kažką pasakiau, labai atsiprašau. Aš jau po to savaitės matydamas iš tikrųjų, kad dominuoja tik tais pardavėjai, aš jau sakiau, kad šituos pirkėjus tikrai išmes. Nutiko taip, kad dieniniam grafike pirmanis atsidarė į viršų, vėl čia man sakė, durnelis apsišaukė su savo šortais, ir tada aš vėl matau situaciją, tobulą situaciją, kuri reiškia grinai marketo išpardavimą, visišką 100% marketo išpardavimą. Po tokios situacijos mažiausiai viena, dvi žvakės, uždarytos, aš kalbu žvakės, būna į teigiamą pusę, tai yra į šitą pusę. Tai dar vienos žvakės tikėtis iš tikrųjų pakankamai būtų protinga ir solidu, normalu, nes tokių situacijų, jeigu atkreipsiu dėmesį tokias situacijas, iš 100 kartų bus 95 būtent susidariusios minimaliai 2 į tą pusę. Tai vėlgi, čia praeiseškinas išpaišė, kad tu turi kažką daryti. Ir aš dėjau čia savo sell stopus. Man tikrai nekilo ranka atsidaryti čia rankiniu būdu. Tikrai buvo mažesniuose grafikuose, ypatingai valandiniam grafike vakar buvo situacija, kur tikrai buvo jinai tobula. Jeigu kažkam įdomu, aš ją galiu pakomentuoti. Tai yra situacija, kur aš sakau, man tai yra vienos iš geriausių situacijų, kurias aš naudoju pats visam savo gyvenime tradingo, ne? Šitą. Čia aišku, šičia būčiau gal nespėjęs, bet būčiau spėjęs galbūt čia, vis tiek būčiau saupėjęs tam tikrą kiekį punktų. Aš beveik visą laiką pasinaudoju tokiom situacijom, beveik visą laiką. Šį kartą buvo išimtis, kodėl? Ne todėl, kad aš nespėjau, dėl to, kad šita vieta yra vėlgi viduj. Tai jinai yra, jeigu aš dar sumažinsiu grafiką, pamatysim, kad šita vieta yra viduj viso šito bardako. Jeigu tokia pati vieta būtų nutikus tokiu principu, tai yra kažkur va čia va, ir jeigu toksai nutiks principas, tada aš tą pasinaudosiu ir aš toliau eisiu su jie į apačią, nes bus padaryta žemesnė apačia, negu prieš tai buvus. Dabartis šita apačia nebuvo žemesnė, nei už šitą, dėl to tokia situacija nepasinaudojo. Jeigu analizuojam, tai analizuokim viską, gerai, aš tiesiog apie viską, labai išsamei, taip kaip mes visą laiką darom. Toliau, taigi aš buvau priverstas suklust ir pasižiūrėti iš tikrųjų, ką mes turim savaitiniam grafike. Reiškiasi, šitie pirkėjai man davė signalą, kad šičia yra saugi kaina, šitie pardavėjai man davė signalą, kad saugiausia kaina yra šita. Čia atsidarė pirmadienis, tenais matėt, paėjau biškai vėl į viršų ir tada jau, manau, nutraukė mano sandorį, aš žiūrėjau apie 2 valandą nakties, tai yra va šičia kažkur, atėjęs į darbą, kainą radau šičia. Mano stop lossas visą laiką tokiose situacijose, būtent tokiose, būna pakankamai aukštas ir jisai buvo čia 180 maždaug punktų, iki tol, kol mane išpaišė vienos teigiamos žvakės, kuri rodo, kad jinai iš tikrųjų realiai šitų viršūnių nenori, ne? Dar nežinau, čia buvo pakankamai sudėtinga situacija. Kai tą žvakę gavau, čia dar besikalbėdami, perkeliau savo stop lossus po šitą žvakutę, tada perkeliau po šitą ir palikau kažkur apie 50 punktų savo stop lossą, ne? Tai yra priešinga pozicija, nes aš, jeigu šitą situaciją būtų iš čia išsimušus ir važiavus į šitą pusę, greičiausiai aš ją būčiau dieniniam grafike kažkur tai bandęs įsitaisyti ir manau, kad aš ją būčiau įsitaisęs, bet jau manau, kad tas būtų buvęs labai sudėtinga. To tikėtis po vakar dienos palūkanų, kurios buvo čia, kad dabar važiuosim į čia, buvo pakankamai sudėtinga, nes tiesiog jeigu vakar parodė jums ir mums, kad nėra pirkėjų, po tokio neva tai žiauriai svarbaus įvykio, tai kodėl aš turėčiau tikėtis, kad kaina važiuos į viršų? Nu, to niekaip nesuprantu, ne? Tai situacija šitoj vietoje yra tokia. Dabartis tai nereiškia, kad čia yra viskas labai gerai, kad čia yra viskas ok. Dar čia nieks neužsidarė realiai, dar diena neužsidarė, kuri šiandien paėmė, tai čia niekur dar nieko nėra. Aišku, tokoje vietoje tada būna daug jaukiau, kada iš tikrųjų užsidaro ta žvakė ir tu galų gale perkelt ir tai reikia man 2 žvakių, kad užsidarytų viena žvakė, šita ir dar šita žvakė. Tada aš galėčiau perkelti jau stopą į po šitą žvakę, ne? Čia jau nerizikuosiu galbūt ir jeigu šiandien ta žvakė užsidarys tokia, tada aš perkelsiu iš karto stop lossą į 0. Nes aš tokia nervinga ta rinka, ne, tai aš jo nenoriu per daug to rinko rizikuoti. Bet matot, laukia iš tikrųjų pending order. Aš jau čia biškį numečiau, nukėliau.
Nes aš įsivaizduoju, jeigu ir toliau kaina nenorės važiuoti į viršų ir jinai, jeigu važiuos atgal, kas tai yra palaikymas pasipriešinimas. Pirmiausia, noriu pasakyti tiem žmonėms, kada jau jūs turit kažkokį tai neva palaikymą pasipriešinimą, va dabar tarkim, kaip turėjot su eurų USD apačioje, neva tai yra atšokimas. Tai jeigu jūs perkat arba parduodat, tas laiką pirmiausia, aš, pavyzdžiui, ir mes visi čia pas mus biurės laiką stengiamės paaiškinti paprastą elementarų dalyką. Jeigu aš parduodu, tai reiškia, aš tikiu, kad nekils. Kad nekiltų kaina, jinai turi būti į kažką atsirėmus. Ta visi vadina tradiciškai palaikymą pasipriešinimu. Tai aš turiu turėti 3 minimaliai priežastis, kodėl ta kaina į tą pusę neis. Ir jas parodyti, pakomentuoti, su jom padiskutuoti. Ir jeigu mes visi tą iš tikrųjų matom, kad tokia tikimybė yra iš patirties, kad tų situacijų buvo 9 iš 10, tada mes tą sandorį ir darom. Tai pačią sandorio situaciją aš paaiškinu. Dabar tai važiuojam toliau, tai nėra viskas iš tikrųjų. Dabar ko aš iš to tikiuosi, nes yra labai didelė problema pas traderius, kada jie įeina į poziciją su price actionu, o išeina su baime ir su emocija. Tai yra labai blogas dalykas. Pas mane tas irgi kartais pasitaiko, aš galiu prisipažinti visiškai, kad tie dalykai pas mane pasitaiko ir ta prasme, tai nebūna jų dažnai, pas mane jie būna gal į metus 2-3 kartus, bet jie pasitaiko, ne? Buvę yra dažniausiai jos pasitaiko, kada būna labai pelningos pozicijos. Tada atrodo, viskas, man čia užteks, jas uždarai, o dar kaina važiuoja dar 400 punktų ir matai, kad galėjai pasimti ko ne dvigubai daugiau negu pasiėmė. Tai yra pats blogiausias dalykas, kuris gali nutikti. Tai tokioje situacijoje, atidarydamas poziciją, pirmiausia, aš susifokusuoju į tai, kas yra mano nuostolis, kur aš galiu tikėtis nuostolio. Ne? Tai jeigu šiandien diena apsisuka ir padarau dienos atidarymą ir užsidaro aukščiau vakar dienos uždarimų, reiškia viskas batai batuoti ir ta kaina į apačią greitų laikų tikrai neis. Dėl to aš turiu pending orderį, kurį aš paskui ateity galbūt kažkur tai čia kaina atėjus jį įsitaisysiu. Tai man čia yra svarbiausias dalykas dabar, tai dėl to, kiek kaina eis į apačią. To aš nežinau, už tai aš bandau tą dalyką išsianalizuoti. Einame mes į didelį grafiką, pasižiūrim, ką mes turim bendroje situacijoje. Bendroje situacijoje šitas trendas yra į viršų. Viskas, kas yra prieš trendą, yra tik tais korekcija. Reiškia, mes esam šiandien čia korekcija. Dabar paimsiu istorinius dalykus, kurie yra patikrinti labai daug laiko, jau 200 ar 100 metų, ne? Jeigu jūs nepatingėsit, atsisėsit prie bet kurio grafiko, arba paimkite jį ne vieną, paimkite, kaip aš būdų paimu, pavyzdžiui, 50-100 grafikų, tai yra akcijų, žaliavų, bet ko kito, kas turi apskritai judėjimą, ir panalizuokit. Jeigu suprantat, kur yra aukštesnė, žemesnė, tai yra natūralus dalykas, nes tai yra trendas, ne? Tai mes, jeigu turim tendenciją ir tendencija koreguojasi, tai dažna tendencija, kuri yra natūrali tendencija, tai yra ta tokia pilna riebi tendencija, korekcija, kuri iš tikrųjų pasotina visus, tiek pirkėjus, tiek pardavėjus, jinai labai dažnai būna, jeigu jinai koreguojasi daugiau negu 25%, tai reiškia, jinai pasikoreguoja daugiau negu 38 FIBA, aš nekalbėsiu apie 23, aš apskritai esu išėmęs, ne? Aš kalbu minimaliai 38. Tai dažniausiai jinai koreguojasi ir iki 50 ir iki 61. Prie 61 FIBO dažniausiai iškyla klausimų ir jeigu jinai neapsisuka, jinai važiuoja toliau. Jeigu jinai važiuoja toliau, jinai dažniausiai važiuoja iki 76. Kad nedavažiuotų kaina iki 76, iš 100 situacijų išnagrinėkit, rasit kokias 20. Arba kokias 15. Dažniausiai jinai važiuos iki 76. Jeigu jinai iki to nedavažiuoja, jinai kabo viduj. Tarp 61 ir 76. Reiškia, kad dar šičia yra kaina ir jinai nepadarė 76, tai nereiškia, kad dabar jinai turi jį daryti. Jinai dar gali grįžti į čia ir tik paskui vėliau padaryti 76 ir važiuoti su juo tik tada į, tarkim, į viršų. Tai tų galimybių aš neatmetu ir aš to neatmečiau tada, kada aš šičia nustojau pardavinėti, kada mes šitą visus metus pardavinėjom ir aš sakiau, kad aš nepardavinėsiu iš tos poros tada, kada jinai bus čia. Kada jinai bus čia, aš tą porą būčiau pradėjęs pirkti, ne, bet jos negavom pirkti, čia kažkur bandžiau vieną sykį labai mažai, bet tiesiog tenais nieks neišėjo ir tiesiog išėjau ir čia vėl pamiršau. Tai tokios situacijos nesulaukiau, sulaukiu situacijos kitos. Matau, kad man diktuoja market, kad jisai tų 76 nori.
Kur mes šiandien esam šitoj poroje, ne? Jeigu mes pažiūrim, kur mes šitoj poroje esam, o naujienos, matot? Už 10 minučių bus kažkokios tai naujienos, bet dabar aš jau jas nežiūrėsiu, nes viską turiu užhedžinęs. Svarą jeną užhedžinau prieš kokias beveik 2 valandas. Šita pora vat laukia, ne? Gerai. Nu, blecha, prie to pačio tada reikia užmesti tą kalendorių, nes iš tikrųjų gali būti ir taip. Palaukit, blemba, tai dabar čia man ir nutiko. Nu, vidury video. Dolerių naujienos baisinės, eiktų savo. Gerai, mėlieji, mes jį pasihedžinam šitoje vietoje. Ne, mes padarom taip, mes pertraukiam šitą ir mes jį paliekam ties tuo spiegliu. Tiesiog, dabar jau, gal taip nedaryčiau, gal aš gal jį tiesiog žiūrėčiau ant rankinio, bet dabar tiesiog, kad rašinėjom video, tai tiesiog padarau taip. Išimtis. Blemba, nu, 3:30 už 2 minučių. Gerai, tiek to, kai bus, tai bus. Nutrūkau biškį nuo temos. Ok, kalbėjau apie pagrindinę tendenciją, kuri yra dabar ties čia, ne? Tai kalbėjau, kad dažniausia, jeigu tokoj vietoj būna kaina, tai jinai yra pakibusi kaina, ne? Ir anksčiau, vėliau dažniausiai jinai pasidaro tuos 76, kaip žinia, 76 dažniausiai pasidaro su didelė jėga, tada būna dažniausiai pimbaras ir paskui jinai važiuoja atgal tą pačią tendenciją, kur jau jai reikia važiuoti. Jeigu tas nenutinka, jinai ją prasimuša. Jeigu jinai ją prasimuša 76, bet kurio vietą dažniausiai reikia žiūrėti, kaip prasimuša. Jeigu prasimuša su didelė jėga, reikia žiūrėti, kad nebūtų manipulacijos atgal į tą pačią pusę. Jeigu padaro tą patį atgal į tą pačią pusę, dažniausiai tai yra laikoma kaip tobuliausių lygių ir tas lygis, aš sakau, nu ne 100, bet 99% tikrai atlaikys. Tai tokia yra teorija, tokia yra praktika, kurią aš pats taikau ir kurią mes ten taikom, tarkim, mane su visais, tai yra toksai principas. Tai šiuo atveju Euro USD poroj, ko aš laukiu, ko mes laukiam, tai mes ir laukiam tų 76. Didelė paguoda yra tame, kad tas 76 iš tikrųjų yra susifokusavęs būtent ten, kur yra 1.00. Kadangi šitoj vietoj, nei šitoj vietoj, kur buvo mūsų ta dėžė, nei šitoj vietoj nėra jokio istorinio lygio, nėra jokio matematinio lygio, nėra jokio psichologinio lygio, tai tikėtina, kad jisai iš tikrųjų kažkur važiuos link tos pusės, kur jisai yra arčiausias. Nes tikrai marketui dabar yra arčiau nuvažiuoti iki 400 punktų iki 1.00, negu važiuoti jam kažkur tai 1000 punktų, kad prasimušt šitą kanalą. Tai tas pats, kaip aš sakau savo mokiniam atsistojęs prie sienos 2 žingsnius nuo jos. Tai lengviau žengti 2 žingsnius iki šitos sienos ar 12 žingsnių iki kitos sienos. Tai tas pats lygiai čia irgi yra. Dėl to stop-lossus dažniausiai žmonių ir išmuša, nes jie pasideda stop-lossą mažesnį negu jų ten take profitas ir vis tiek tą stop-lossą sau gauna. Tai remdamasis šitais dalykais, tai yra tuo, kad dažniausiai, aš manau, praktikos ir patirties istoriškai žinau, kad tokia kabanti vieta anksčiau arba vėliau susitvarko reikalus ir jinai kažką tai tada jau čia atlieka. Tai nereiškia, kad jinai čia atšoks. Tai dėl to remiuosi tuo ir pardavinėjau būtent šitokoj vietoje, ne? Tai dabar tai šitoj situacijoje prognozuoju, kad jeigu užsidarinėjom savaitę ir toliau, kur dabar esam, tai greičiausiai ir toliau važiuosim į šitą pusę. Būtų gaila, kada pamatai kainą prie 1.00 ir nesi čia pardavęs. Tai va to labiausiai būna gaila. Dėl to dabar iš čia turėdami mes 400 punktų galimą take profitą ir vos, kur mūsų sandoris čia, ir vos tenais 60, nu iš pradžių gerai, pasakysiu, buvo 190, bet kokiu atveju buvo 1 prie 2, 190, toliau davė marketas jį persikelt 50 punktų ribose, 50 prie 400 tikrai apsimoka. Tada, kada buvo istoriniais padarytos vietos, kada jos yra tokios, kokias kalbėjau, tokios ir tokios. Tai tokia yra mūsų Euro USD analizė. Ir tokias analizės siūlyčiau atlikti kiekvienam, kuriam nesiseka prekiauti visą laiką prieš kiekvieną sandorio atidarymą. Nes kai turit norą atidaryti poziciją, visą laiką tą norą aš turiu pagrįsti kažkokiais tai įvykiais, faktais, patirtim, dar kažkuo. Tai jeigu aš tą galiu paaiškinti, tada aš sandorį darau. Jeigu aš to paaiškinti negaliu, aš sandorį nedarau. Aš kaip ir visi galiu klysti ir aš klystu ir tai yra natūralu žmogiška.
Ir aš esu ne kartą rodęs ir sakęs, kiek aš turiu ir nuostolių, kad ten 3 mėnesiai, aš dar dabar tais po šiai dienai turiu pozicijų, kurios yra pas mane, ko ne 3 mėnesius laikosi nuostolingos. Bet turiu, kurias pelningai buvo uždaręs ir tiesiog kitas išhedžinės, kitas dar kažką padaręs. Tai tiesiog yra natūralu ir tai yra žmogiška, bet aš stengiuosi iš savo klaidų mokintis ir tuo labiau mokinuosi iš visų kitų klaidų. Tai aš noriu tuo video parodyti iš tikrųjų, kad galima išanalizuoti tam tikrą porą visai iš kitos prizmės, visai iš kitos pusės. Ne tik tais apie tai, ką dauguma žmonės kalba, kad čia mes neva tai kažkokį tai turim ten kažkur tai lygį ir čia atšoks. Tai jeigu atšoks, tai ir klauskit savęs, kodėl turi atšokti. Kodėl jisai turi tenais atšokti, jeigu jisai turi šitokio dydžio jėgą į apačią. Va, tai dar aš jį sustabdysiu ir prasuksiu galbūt rytoj, bus įdomu pažiūrėti iš tikrųjų kiek, gal ir neprasuksiu, realiai aš palieku tą savo buy stopą čia ir kaip čia bus, tai bus, realiai pasimsim čia 50 punktų. Tiesiog dabar jau tos naujienos čia mane iš tikrųjų suvėlė. O tai gero jums ateinančio penktadienio ir susimatom sekmadienį. Tiek to, iki.